Hei, labas, kaip sekėsi? Gal galit man dabar pasakyti, kiek kainuoja privatus korepetitoriai šiais laikais? Nežinau, kad daugelio artėja egzaminų sezonas po atostogų. Mano draugė, kuris neseniai pasidalino savo Astra statistiką ir ji mane labai rimtai nustebino. Tai aš pradėjau kelti klausimus, ką reiškia visas tas sutaupytas laikas ir suma. Nes skaičius buvo labai didelis. Jinai sutaupė 4365 eurus. Ką? Ir tada aš supratau, kad tai susijęs su privačiais korepetitoriais. Nes aš anksčiau irgi pas jos vaikščiojau, bet dabar jau daug metų to nebedarau. Naudoju šitą appsą ir jis turbūt geresnis negu dauguma privačių mokytojų ir man tiesą sakant jo pilnai užtenka. O ji man pasakė tą patį. Astra AI appsas viską paaiškina daug logiškiau, tu juo gali naudotis visur ir visada, kad ir kur bebūtum. Tai realiai tokia maža investicija, daug mažesnė negu 4000 eurų. Bet sutaupo, kaip matom, labai daug pinigų. Aišku, jeigu nori, gali ir toliau mokėti už privačias pamokas. Šiaip net nežinau, kiek jos kainuoja. Gal galit man pasakyti? Kiek, pavyzdžiui, jūs išleidžiat korepetitoriam? O šita šokolado masė eis į kokteilį.